Ar žinojote, kad žmonės sudaro tik 53 procentus viso interneto srauto? Visa likusi čia naršančiųjų dalis yra botai. Prognozuojama, kad botai žmonės internete greitai turėtų pralenkti. Apie tai galite paskaityti straipsnėje šio video aprašyme, kaip ir visų kitų faktų, kuriuos jums šiandien paruošiau. Lekime į epizodą. Tyrėjai bandė išsiaiškinti, kodėl žmonės kai kuriuose pastatuose mato vaiduoklius, patiria paranormalius reiškinius ir jiems vaidenasi. Ištirta tokių namų aplinka atskleidė, kad tokiuose pastatuose buvo dideli kiekiai haliucinaciją sukeliančių nuodų, pavyzdžiui, smalkių ar kitokių toksinų. Dažniausiai tokie namai būna seni, pilni kerpių, pelėsio, nudvėsusių gyvių, prietaisų su defektais, prakiurusių vamzdžių, pasenusių namų ruošos chemikalų, pesticidų, žiurknuodžių ir kitų cheminių ar biologinių medžiagų. Dėl jų žmonės gali patirti įvairius jų smegenų sukurtus vaizdinius, girdėti žingsnius, balsus ir panašiai. Jų įkvėpę ypatingai keistai elgtis pradeda gyvūnai ir vaikai. Viesulus ir tornadus esame pratę matyti tik per filmus ar žinias apie tolimas šalis. Tačiau pasirodo ir Lietuvoje tokių būta ne vienas. Štai šis buvo užfiksuotas 1981 gegužės 29 Širvintose. Su vienu tokių reiškinių 1981 m. gegužės 29 d. susidūrė širvintiškiai. Apie 70 metrų per sekundę judėjęs ir vietomis 300 metrų plotį pasiekęs viesulas nuniokojo kelias dešimtis gyvenamųjų pastatų, į orą kėlė automobilius, tvoras ir pavėsines, o autobusą nusviedė net į 20 metrų aukštį. Vairuotojas žuvo iš karto. Na, o štai čia tornadas praūžė pro Lietuvos ir Baltarusijos sieną 2020-ais. Antrojo pasaulinio karo metu šimtai Budapešto žydų buvo atvesti prie Danubės upės. Jiems buvo pasakyta nusimauti batus, o tuomet juos sušaudė ir sumetė į vandenį. Šiandien čia stovi geležinių batų memorialas. – 2013 Brazilijoje futbolo teisėjas Otavio da Silva negyvai subadė vienos komandos žaidėją Jonesir dos Santos, po to, kai šis po raudonos kortelės atsisakė palikti aikštę. Sporto sirgaliai tuomet išbėgo ant vejos ir teisėją uždaužė akmenimis, suketvirčiavo ir nupjovė jo galvą. Ja pamovė ant pagalio, jį įsmeigiant į futbolo lauko žemę. Va tau ir Brazilija. Egzistuoja tokia žmogaus būsena pavadinimu greitkelio hipnozė. Tai tokia būklė, kurios metu vairuotojas geba saugiai valdyti transporto priemonę, reaguoti į kelią, ženklus ir visa, kas vyksta jame. Taip nuvykstant net labai ilgus atstumus. Tačiau po viso to visiškai neatsimena važiavimo proceso, lyg tai būtų buvęs kelių vaizdinių sapnas. Manau, kad tikrai tai esu patyręs, kai atrodo per kelias akimirkas pusę Lietuvos kažkaip pravažiuoji. Matyt, smegenys, patirdamas monotoniją, nemato reikalo pajungti atminties įrašymo mygtuko. – 2008-aisiais Lietuvoje startavo MTV laida Pimp My Ride. Kaip visi žinome, vėliau šis kanalas Baltijos šalyse bankrutavo, o Pimp My Ride laidai Lietuvoje buvo nufilmuotas tik vienas epizodas. Laiminguoju, kurio automobilį laida pasisiūlė perdaryti, tapo Vilniaus universiteto studentas Paulius, kurio seną 87-ųjų Nissan Bluebird MTV pavertė štai tokiu tiuninguotu automobiliu. Praėjo daug laiko ir daugam įdomu, kasgi nutiko šiam vienetiniui papimpintam automobiliui. 2021 pasirodė nuotraukos, kad šis prie kelio stovi apleistas.
o ant jo puikuojasi automobilių supirkimo reklama. Aplamdytas ir apipuvęs Nissanas tapo akį traukiančią reklamą. Įdomu, kad kėbulas ir salonas išlaikytas toks, koks buvo po laidos patobulinimo. Giliausiai panėrė žmogus buvo egiptietis vyras vardu Ahmedas Gabras. 2014 Raudonojoje jūroje jis nusileido į 332 metrų gylį. Šiam rekordui jis ruošėsi 10 metų. Į tokį įspūdingą gylį jis nusileido per 15 minučių, tačiau į paviršių iškilo tik per 13,5 valandos. Pasak televizijų platformų statistikos, Y ir Z karta, žiūrėdami laidas, serialus ar filmus, dažniausiai tai daro su įjungtais titrais. Taip jaunimui neva lengviau klausytis ir sekti informaciją. Prie to pripratino TikTokai bei Instagramo Reelsai. Nors priklausau Y kartai, mane asmeniškai subtitrai erzina. O kaip jums? Pasidalinkite komentaruose. – 2013 Floridoje vyras vardu Jeffas Bushas tiesiog miegojo savo miegamajame, kai staiga po jo lovą atsivėrė didžiulė skylė. Milžiniška įgriuva prarijo pusę jo kambario, kartu ir Jeffą su visa jo lova. Jo brolis iš kito kambario tespėjo išgirsti jo riksmą, bet nieko padaryti jau nebebuvo įmanoma. Jeffo kūno taip niekas ir nerado. Nors dažniausiai žmonėse pasitaiko 6 vadinamieji pilvo raumenų kubeliai, pasirodo kiekvienam tai gali skirtis. Tai priklauso nuo genetikos, yra žmonių, kurie turi tik 2, bet yra ir tokių, kurie pilvo preso kubelių turi net 10. Arnoldas Schwarzeneggeris turėjo tik 4. 2018 Italijoje 110 gyventojų kaimelyje Aquetico buvo įrengtas greičio matuoklis. Mat pro miestelį važiuojantys žmonės vis lėkdavo milžiniškais greičiais, net nepristabdydami, o tai trukdė miestelėnams gyventi bei kėlė pavojų. Per pirmas 2 savaitės greičio matuoklis užfiksavo 58 500 pažeidėjų. 50 km/h ruože greičiausiai važiavo pažeidėjas, skriejęs 135 km/h greičiu. 2022 Indijoje 68 moteris Mia Murmu pildė savo kibirus vandeniu, kai prie jos pribėgęs dramblys ją negyvai sutrypė. Po kelių dienų artimieji susirinko į moters šermenis. Ceremonijos metu laidojimo namuose lyg iš niekur atskubėjo dramblių banda. Jie viską išdaužė, tačiau artimųjų nežalojo. Bet vienas iš dramblių pribėgęs čiupo velionės kūną ir sviedė į orą. Po to dramblių banda pasišalino. Vėliau moters kūnas buvo atiduotas kremuoti. Įdomu, kągi toji moteris padarė, kad užsitraukė šitokią dramblių rūstybę. Lenkijoje veikianti, nepelno siekianti organizacija ant vieno gandro pritaisė SIM kortelę. Tokiu būdu norėjo sekti jo migravimo kelius. Minėtasis gandras išskrido, bet GPS ryšys nutrūko kažkur Sudane. Po kiek laiko Lenkai paštu gavo telefono sąskaitą, kuri siekė daugiau nei 2000 eurų. Pasirodo, afrikiečiai gandrą sumedžiojo, o suradę SIM kortelę priskambinėjo už daugiau nei 10 000 zlotų. Dar vienas įdomus faktas – europiečiai anksčiau nesuprato, kur po sezonų dingsta paukščiai. Kad jie migruoja, europiečiai suvokė tik 1882, kai Vokietijoje rado su strėle pervertą iš Afrikos grįžusių gandrą. Nors Alzheimeris yra laikomas senų žmonių liga, visai neseniai jis buvo diagnozuotas jauniausiam žmogui iki šiol. 19-mečių vaikinui iš Kinijos, kuris ligos simptomus pradėjo jausti dar būdamas 17.
O štai 2018 taip pat senų žmonių liga laikomas Parkinsonas buvo diagnozuotas 11-mečiui berniukui iš Londono. 2005 mokslininkui iš Jeilio universiteto pavyko ištreniruoti 7 kapučino beždžiones, kad jos suprastų pinigų valiutos konceptą. Pinigus jos galėdavo išleisti įvairiems produktams. Tai perpratusi viena iš beždžionių labai greitai pradėjo verstis prostitucija. Už suteiktas paslaugas beždžioniukas jai sumokėjo pinigėlį, kurį šioji iškeitė nusipirkti vynogę. Kuris faktas jums pasirodė labiausiai neįtikėtinas? Lauksiu jūsų žinučių ir komentarų. Ačiū, kad žiūrite. Iki kitų kartų.